Pabėgus. Būna kartais, kai pabėga, tai aš skambinu Dovydui, tai būna nepatenkęs, kai reikia vakare grįžti iš Asenių, tai paskambini, tai jis parvažiuoja kibiriuką, visi tark, pašvilpia ir pareina, į paskui pareina, kaip šaniukai. Pas jūs starte radijas groja? Jo, nu kas padėti, ir jau groja, išjungi radijas, Ar čia žmonėm ar karvėm? Sako, tauka moteriškai pasipiktinus, čia jūs veža tas rūtas, žinai, čia smirdi, čia gyventi neįmanoma, žinai, ten, sako, ką jūs darot, sako, ponė, sako, jau tos mūsų fermų, sako, ten jau 30-40 metų, o jūs atvažiavot gyventi prieš metus, skambinat, kiekvieną dieną, sako, bet kai parduotuvėje perkat pieną, ar tą patį steiką, žinai, kai valgai, tai nes mirdi ir skanu, ne? A čia bobos pienas, jeigu bobos, tada išgers. Gyvulių mušti negalima, gali apšau, gali, ką ten yra pliauškiais, to, ko supranti, pas mašinės, tai pliauškiai, per nugarą gali pliaušti, bet tai ten neskausma, tik tai tiek, kad gyvulių paragyti, supranti. Čia, žinau, čia yra gyvenimas, čia yra kaimas, čia visai kitaip, čia reikia pabūti. Mano uošvinė, jinai gyvena, sakykime, taip kaimiškoje vietovėje ir galima sakyti, kaip kaime, tai turi vieną karvę ir jinai su ją ten užsiminėja. Mano vaikam ar jos anūkam jinai jau turi jau 10, tai yra didelė pramoga pamatyti gyvulį iš arti, vyresnėlis tai iš vis ten su žoliapjove šienauja viską, bulvės kasa, karvę padeda maitinti, šieną paduoti, perrišti. Nu, tai vaikų irgi yra tas toksai, nu, tu žiauriuosi, matai tos dalykus, aš pats irgi vaikystėje esu daug laiko kaime praleidęs, tai aš matęs tas ir karvidės, visas tas tarybinės kolūkinės, ir šieno putimus ir vežimus, ir siloso tranšėjas, ir, nu, teko man tą pamatyti dabartinis miesto vaikas, tai jis... Aplamai jau kaimo vaikai, aš atsiprašau, užsiminėjom, nu, kaip sakyti, dabar daugiau nuėjom į gamybą, nes jau reiškia, gyvenimas verčia, reikia pinigėlių. O tai, kada buvo vaikai jaunesni ir mes, tai aš tiesiog dirbau mūsų veterinarijos akademijos seminarai, tokiausias, ir dalį laiko skiriau mokyklom. Ir atvažiuodavo vaikai iš mokyklų, bet tokių, reiškia, apylinkinių mokyklų, nedalysim, sakykime, ten atvažiuoja ir jau jie nematė tokių gyvulių. Tai mes turėjom tuo laiku ten ir avių turėjom, ir ponių bandelę, ko mes nelaikėm, suprantat, tai jiems tokia atrakcija būdavo. Tai va, ir tų karvučių, tai ateina, jie praktiškai kaimo vaikas jau gyvulių nelabai buvo matęs. Ir šios dienos tema bus apie galvininkystę, mes jau pripratę šnekėti apie chemiją, apie grūdus, apie tai, kaip sekasi, kuom tręšti, kuom pjauti, bet nepalietėm labai vienos aktualios ir įdomios temos, turbūt, mano galva, gyvulininkystė, kuri kelia labai daug iššūkių, labai daug pastangų. Ir su mumis yra mūsų kolega Dovydas ir jo tėtis, kurie verčiasi gyvulininkystė ir grūdininkystė, mišrus ūkis. Tai pakalbinsim, padiskutuosim apie tai, kokie iššūkiai, kokia pradžia ir kokia ateitis. Taip, ne? Tai labai malonu, kad prisijungėt, nepasikuklinot ir atvykot pas mus į svečius pasišnekėti. Tai pradėkim gal nuo to, kiek metų aplamai jūs jau esate ūkyje, kiek metų jūs verčiate šito bizniu, šitą veiklą, biznį pavadinti, tai čia turbūt labai sudėtinga, čia turbūt ir hobis, ir prisirišimas, ir meilė, labai daug žodžių apibūdinant šitą veiklą yra. Nuo ko prasidėjo ir kiek laiko jūs čia užsiminėti šituo savo darbą? Galima, tai tada stengsiuosi labai trumpai, bet aš nežinau, ar pavyks. Ūkis reiškia sukurtas pati pradžia, kada baigėm mes akademiją, tai jisai prasidėjo Vilkaviškio rajone. Ir mes tada, reiškia, turėjom 15 karvių ir ten, reiškia, melžėm, darėm, vaikai augo tuo laiku. Paskui tas karvutes kažkaip išnaikinom, nes pienų kainos niekada nebuvo. Tada perėjom kiaulytes auginom, paskui vėl prie karvyčių. Ir 97 metais persikėlėm į Jurbarką. Ir tada Jurbarke jau nuo tų 97 metų, tada jau grinai perėjom ant karvučių, tai praktiškai tas ūkis toksai kaip 97 pradėjo toks vysis, o 2001 metais mes jau jį registravom kaip tikrą ūkį. Tai oficialiai gimimo data ūkio 2001, jo. Tai va, tai tada jau 24 turim, tai 23 metai grubiai. Beveik ketvirtis amžius? Taip. Jau, bet tai per tą laikotarpį irgi buvo tokių
Ir nuosmukių, ir pakilimų. Ar nepavargot per tiek laiko? Matot, čia yra ir darbas, ir hobis, ir aš viskas viename. Jeigu nebūtų kaip hobis šitas užsiėmimas, tai ko gero būtume nepalikę. Vienas dalykas, kitas dalykas, mezotechnikai. Padarėm investiciją 5-7 metais. Ir kada dabar šitie investuotojus, kas gaila palikti, viskas padaryta, fermos įruoštos, supranti, įrengta, padaryta. Vaikai jau užaugo, galim daugiau, reiškia, ten praleisti laiko, vaikai padeda. Tai galbūt yra, kaip čia, turit kam perduoti savo veiklą, tai netaip gaila ir šiandieną investuoti tiek pastangų ir laiko, ir sveikatos į šitą darbą, veiklą. Sėdi šalia, perėjimės, bet labai nenori karvučių. Matot, karvutis yra toks dalykas, kad ten, reiškia, prie jų 24 valandos ir 365 dienos. Atostogų neišleidžia? Aš vienas kartais išvažiuoju, bet jau tada turiu... Bet karvės nesutinka. Karvutis, jis ateina laikas, pienukas pradeda varvėti, jisai turi, reiškia, atėjo į melžimą. Žinoma šitą problemą. Atėjo laikas melš, atėjo laikas šert, atėjo laikas pašarus ruošti, čia niekur nedingsi. Čia viskas palei vaną. Yra, padeda ir kiti vaikai, bet iš tikrųjų tai Dovydas, kada jau, reiškia, prisijungi prie mano ūkių, jis tai savo ūkį turi ūkelį, reiškia, mėsinius augina, tai yra kam perimti, yra smagu dėl to yra dirbti ir yra dėl ko stengtis. Nedirbam tai, kad vienu žodžiu viską, bet jau dabar galim kaip pasakyti, anksčiau dirbom, kad vienu žodžiu tik tais dirbam, kad sukau pinigėlį. O dabar jau mes galim investuoti į patį ūkį, reiškia, tvarkytis ir pastatus, ir aplinką pasitvarkyti. O dabar per paskutinius 10 metų, gal kokių, suprantate, kada vaikai įsijungi, daug tokių įdomių minčių, kaip jaunesnis, reiškia, įneša tokio jaunatviškumo, tai mes ir tokių... Visą laiką priima tas jaunas mintis lengvai. Sunkiai buvo, žinoti, kada jisai besimokindams akademijai pradėjo dirbti ir jis pareina ir jis man vis tiek vaikas yra, o aš toksai tėvas, ir kaip jis dabar toks jaunesnis, gali vyresnį pamokinti. Bet reikėjo, reikėjo per save perlipti, gal man tai užtruko kokią porą 3 metų, kad aš vienu žodžiu, bet aš paskui jau paleidau ir nesigailiu. Ir dabar vienu žodžiu jau, kas liečia agronomiją, tai jau besąlygiškai 100%, aš tik tai šitų vietų esu tik tais, reiškia, vykdytojas, visai vadovauju, o kas liečia gyvūninkystę, patį ūkį, tai taip. Bet visą laiką daugiausiai mes dabar jau, anksčiau su žmona, kai vaikai buvo, bet dabar žmona irgi biskutį iššona, tai mes dabar su Daudu praktiškai mūdu sėdėme, tariavos darom, vienu žodžiu, perkam, parduodam viską, investuojam viską, darom čia jau, reiškia, su sūnum kartu. O kodėl mišrus ūkis? Kodėl šita kryptis? Nes tai atrodo, žiūrint iš ūkininkavimo formų įvairių, grūdininkystė, augalininkystė, ten daržovių ar, nežinau, vištos, kiaulės, dar kažkas. Gyvulininkystė, galvininkystė, jinai atrodo pakankamai imli laikui, sunaudom, pastangom, žiniom. Kodėl toks sudėtingas kelias pasirinktas? Atrodo, pasiėmei jau grūdininkystę, pasėjai, nupjovei, ten, nežinau, kokius 4-6-8 mėnesius turbūt sunkiai padirbai, 2-3 mėnesius sau leidai patostogauti sąlyginai. Tai... Matot, kad kai baigiau mokyklą, jeigu aš būčiau įstojęs į agronomiją, tai taip, ko gero ir buvę. Būčiau nuėjęs tada linkme. Bet aš 5 metus veterinarijos akademijose mokinau, įgavau žinių. Vienas kitas dalykas, man gyvūninkystė labai patinka, aš iš visus gyvulius, aš ko gero pralaikęs visokių gyvulių. Pavyzdžiui, tokių šiai dienai, kur nesutiksi kiekvienam kieme egzotikos savis, ten ponės gal, jo, bet kokį nors egzotiką. Žąsų turėjom, kažkiek tai vištų tokių laikym. Kada mes čia... Tai Highlandus auginam. Dabar Highlandus, dabar duodas parvežė, suprantu, tokius, reiškia, jie Highlandai čia yra mėsinių galvijų veislė, ekstensyvi. Aš kaip pradėjau mokintis Žemkėj, dabar jau Aleksandras Olginskis, paskui dabar jau Vilkėtis tie pavadinimai. Ir dirbau vienoje dideliai bendrovėje Marijampolės rajone. Reikėjo dirbti, mokintis ir ūkį pradėjau kurti, tai pasirinkau tą veislę, kad būtų kuo mažiau priežiūros, bet ir ten kaip ir projektus rašym ir tų balų surinkti, kad tą projektą gauti ant tų, tai ten su jie užsiėmiau.
tešvinų tarp jų turėjau gan nemažai, paskui susimažinau dėl sodybos grožio ir paskui dabar vat, tą šaką mėsinių galvijų einu ant mišrūnai su aubraku, ten grinaveislio, ten kergėmės ir tuos obuoliukus ten užaugintus parduodam vieną įmonę, jinai ten tai kavinę kažkokią visą jautuką ten užauginto parduoda ten, tai ir ten kažkaip gal jau patys savo sunaudoja, tai vat taip. Bet man jautiena, ar tas, sakykime, kas jautiena yra miestiečiui, tai yra steikas. Taip, turbūt visi žino tą dalyką. Steikai, burgeriai. Bet iš tų jautienų, tai turbūt pagrindinis brandas, ką mes žinom, tai limuzinai, angusai, ne? Taip. Jūsų veislė gyvulio yra man asmeniškai tikrai negirdėta. Ar tai yra kažkokia nišinė veislė? Ar tai yra... Jinai, aš kaip ten su vienu ūkininku, kai pradėjau mišrinti tas mišrūnės telyčias ir kaip tą sako, pradėk nuo aubrako, kada jisai yra toks biškai kaip laukinis. Gimsta tie veršiukai patys sveiki, pavyzdžiui, kad ir jie įeina į tvartą, tie, žinai, mėsiniai ir gali išeiti į lauką, tiesiog jie atsiveda ant sniego. Gruodžio mėnesį, sausio mėnesį. Jis ten praktiškai išlaižo karvį, jis nudžiūva ir jis uodegai viršų, kelios dienos laksto po tą sniegą, pusnys eina, jis gyvena kuo puikiausiai. Bet apie gailendus, apie gailendus. Ne, apie aubrakus irgi tas. Ne, bet apie gailendus, tai čia daugiau dekoratyvi veislė yra. Gailendai, o šitie eina didesni priesvoriai, greičiau auga. Ir mažiau priežiūros, daug nereikalauja, bet visai kiti priesvoriai. O aubrakus veislės, sako, truputėlį yra piktesnio charakterio. Čia jo, tai yra tas, kur bulius veislinis yra, tai ten, kaip aš prie jo einu, tai nugaros niekada neatsuku. Nežinai, ką jis sugalvos. Bet biskutį pertrauksiu, visi sako, ten paimk ar šuniuką, ar ką, kaip su juo elgsis. Gražiai prieik ir bet kokį piktą tu jį gali, aišku, ten su juo nesibičiuliauti. Jo, reikia būti atsargiam, bet jeigu su juo gražiai elgiesi, tai ir visai kitaip. Lyginant su Highlandais, tai ten iš vis, kaip sakau, kaip belgai ramus, tokia vaikšto, jie ten visi ratodragai baisus, žmonės net bijo prieiti prie jų. Bet ten tiek ramus gyvuliai, kad ten, sakau, būna, kad jie visą žiemą laukuose, yra tas aptvaras elektrinis ir ten vis tiek ir stirnus, ir elniai laksto, nes ten ant upės kranto, ten sodyboje, ten tokiai jie gyvena. Būna, kad nutrauktas laidas, vis tiek ateina apsižiūri tos tavo teritoriją, jie turi savo ėdžias, vandenį ir ten tokią angariuką, kur sausai ten šiaudų paklotą gali sugulti. Jie net neišeina iš tos teritorijos žiemą. Takas išmintas nuo to angaro iki ėdžios ir atgal. Viskas. Daugiau jie niekur neina. Tinginiai. Mėgsta jo, bet įsivaizduoju, ten naktį. Prisirišė prie teritorijos. Jo, nutrauktų rasum gal tą, kur nors ten mieste juos pabėgus. Būna kartais, kai pabėga, tai aš skambinu Dovydui, tai būna nepatenkins, kai reikia vakare grįžti iš Asenių, tai paskambini, tai jis parvažiuoja kibiriuką, vis tarkštark. Pašvilpiu ir pareina, į paskui pareina kaip šuniukai. Nereikia nieko. Įdomu klausyti tokias istorijas, iš tikrųjų, net keista tai girdėti. Čia, žinau, čia yra gyvenimas, čia yra kaimas, čia visai kitaip, čia reikia pabūt. Aš galvoju, taip dalėsim ateityje, galbūt, kada jau reiškia, pasitrauksim iš karvučių ūkių viską. Tai kad apie tų pačių Highlandų, kas nori tų ekstremalesnių, žinai, palapinė pasatėjai, žmogus atvažiuotų, ne? Šalia pagyventi. Jo, pagyventi, suprant, prie jo, tas Highlandas atėjai, suprant, gal jis naktį pašlaupos prie tos palapinės, visi gal bus baisoka bus ar kas, bet po tokį gali rasti kažkokią naują nišą, kažkur tai, suprant, reiškia, biskį pinigėlių padaryti, suprant, ir kartu, reiškia, ir duoti žmogui, miestų žmogui, reiškia, prie tos gamtos prisilies daugiau, suprant. Ja, dabar iš tikrųjų šitie dalykai, gal net pavadinkim kaimo turizmu, ne, toks gal sąlyginis. Jo, bet tas turizmas viskai kitoks būtų. Čia gal koks gautas ūkio turizmas ten. Jo, čia nebūtų labai didelis. Bet čia, žinau, dabar labai toks susipriešinimas yra tarp miestų ir kaimo, ne? Paimkim. Tai kodėl aš pasakau, aišku, būtų gerai visi kažkiek ir uždirbtų štai, bet aš primčiau tiesiog miestų žmonės ten didelėm, gal kokį, sakykime, sykį į mėnesį, vieną dieną paskirčiau ir tiesiog kokį pusdienį galėtų su manim pavaiščioti, padirbti, pabūti. Edukaciniai susitikimai. Jo, toksai nes nesupranta, kas yra kaime, ką tai tas žmogus veikia. Ten kvapai viskas, bet tu pabūk prie jų, pažiūrėk, ką tas kaimietis veikia, kaip tas gyvuliukas atrodo, kaip ten viskas vyksta, suprantat. Aš manau, kad
kad būtų gal įdomu, tik aš nežinau, kaip čia tą visą pradėti ir nuo ko čia. Aišku, nesakysi, kad atvažiuokit pas mane, dabar čia, žinai, taip ir taip. Čia kažkas tai kažkur tai turėtų visi duoti posūnį kažkokį, bet aš į tą biletą pasirašyčiau. Nu, tai žiūrėk, verslo planą jau tavo tėvas diktuoja. Tai jo, tai va, jis jaunesnis, jis gali, suprantate, aš padėčiau jam, reiškia, jį pavyzdį kol kas. Realybės šou idėja. Jo, kodėl? Bet žinokit, būtų labai įdomu. Ir tada, aš manau, gal būtų per tokias edukacijas, būtų lengviau, reiškia, tam ir gal atsirastų toks ryšys tarp miesto ir kaimo. Nes dabar toks pikdinimas gauna, suprantate. Ir valdžia to prisideda prie tų pikdinimų ir patys žmonės tokie, suprantate. Tai būtų galima gražiai taip ir suėti, ir miestas, ir kaimas, ir suėtų, suprantate, prie kažko tai, suprantate, per kažkokį tai, ar per gyvus, ar per, reiškia, per gamtą, prie tą prisidėti. Anksti rytą nei rasai išėjai, paukščiukai čiulba, kur tu geriau rasi, mieste to neišgirsti. Arba kad ir lietus lyja, ne, visi sako, baisu, suprantate, čia lietus lyja, man tai jisai, suprantate, žolės kvapas po lietaus. Na, bet tų kvapų visokiausių, kai sako, yra, ten vieną video žiūrėjau, ten filmuoja irgi ten per YouTube, ten tų kanalų, kai stebi, važiuoja ūkio vadovas, agronomas, žinai, ir skambina, ten, sako, tauka moteriškai pasipiktinus, čia jūs veža tas rūtas, žinai, čia smirdi, čia gyventi neįmanoma, žinai, ten, sako, ką jūs darot, sako, ponė, sako, jau tos mūsų fermos, sako, ten jau 30-40 metų, to jūs atvažiavot gyventi prieš metus, skambinat, kiekvieną dieną, sako, bet kai parduotuvėje perkat pieną, ar tą patį steiką, žinai, kai valgai, tai nes mirdi ir skanu, ne? Tai galit pakentėti ten, žinai, 2 dienas mes baigsim tuos darbus, ką mums reikia padaryti, ir baigsis tą problemą. Nutyla, ačiū, tai pasistengit greičiau, bet, supranta, kad nėra gerai, bet, kai perka tos produktus, nori, sako, jūs irgi tos kokybės, žinai, kad mažiau tos chemijos, gal ten tą visą organiką sunaudoti, tokia, žinai. Kiekvienas nori gyventi komfortabiliai arba prie to bando kažkaip save privesti. Taip. Mano aplinka turi būti tik tai man skirta ir niekam kitam. Tai jeigu nenorėk kvapų, taip gyvenk mieste, ten nereikia skūstis. Be abejo. Žiūrint jūsų ūkį, jūsų patirtį, turite mišrų ūkį, tai reiškia, turite ne vieną sezoną. Vienas sezonas ištisus metus vyksta galvininkystės, ten pienas tai kasdieną ir 2 kartus į dieną turbūt, jeigu nedaugiau. Mėsiniai, nežinau, kas pusmetį, kas ketvirtį, kaip užauga, ir grūdininkystė. Tai pajamas gaunate, grūdai savo keliu, aišku, pašarų kažkiek atitenka, galvijam kažką parduodat, pienas yra turbūt opiausia tema, arba bent buvo opiausia tema pastaruosius kelis metus ir ne vieną kartą mes esam turbūt girdėję skundų ir per televiziją, ir tiesiogiai, kad kainos prastos, netitinkančios realybės, mes išgyventi negalime. Kokia ta realybė yra šiandien? Su pienu, per 25 metus, ne kiek mes ūkininkaujam, tai gal buvo kokie 2 metai, kai buvo geros kainos, kada, reiškia, galėjai išgyventi ir kažkiek biskutį pradėti investuoti. Dabar mes iš pienų išgyvenam, investicijų pinigų nebėra. Viskas eina iš grūdininkystės. Ir dar kas yra su pienu. Su pienu taip, o šičia yra, kad tau pastovi pinigai. Tie pinigai kur sueina, jų nieko nedėsi. Tai yra atlyginimai, tai yra, reiškia, mokesčiai, ir karvutės, jos, reiškia, pienukas bėga, pro vieną, skaitykim, šlangutę, pro kitą pinigėlius traukia. Nes sėklinti reikia. Elektrą naudoja reikia kasdien, suprantat, sumokėti reikia kasdien, kuras reikalingas kasdien, vaistai reikalingi, reiškia, įvairius, praktiškai viskas, tu atėjai pinigai, vis laiko šitaip ir sukas, atsidėti neina. Aš už praeitus metus, aš dabar neturiu pienų savikainos, bet už praeitus metus, daleiskim, už 22, ar ne, tai mano savikaina buvo 42-3 centai. Pienų, o aš už pieną kai buvom gavę apie 40 centų, tai buvo labai gerai, tai sakiau, tai buvo, o kada pienas krito, kada mes čia pradėjom to žygius prie Seimų, ten, reiškia, tai ne iš gerų gyvenimų mes protestavom. Tai aš visus metus, suprantat, melžiau visą laiką į minusą, tai per mano ūkininkavimą praeitais metais 1 kartą gavau minusą. Ūkis buvo minuse. Bendrai. Bendrai, visas ūkis buvo minuse. Ir vienu žodžiu, ir čia tik tai prie šitos vyriausybės dėka, šitaip tai žemės ūkis visą laiką eina kasdien žemyn. Labai blogai šitą. Bet ar čionais, vėlgi, aš nesu turbūt daug patirties turintis
pieno sektoriui ar mėsinių galvijų sektoriui, mano sritis yra grūdai, tai vėlgi, man atrodo, kainas valdo, arba ne tai, kad valdo, bet indikuoja ir diktuoja laisvos rinkos ekonomika, ne, pasiūlos paklausos santykis, kaip kainos svyruoja biržose, gretimose rinkose. Na, nežinau, ar tai yra politikos klausimas, ar tai yra tiesiog laisvosios ekonomikos klausimas, tai čia man iš šono žiūrint, neturiu aš vieno atsakymo iš tikrųjų. Gal yra neteisingų sprendimų ir Žemės ūkio ministerijos ir vyriausybės. Čia nenorėčiau nei kritikuoti, nei pritarti, nes tikrai negaliu šitoje vietoje labai stipriai stovėti kažkokios vienos pusės. Bet ar kainų pokyčiai, jie yra įtakojami lygiai taip pat, kaip mes visi puikiai turbūt girdime, Lenkijoje tai kainos geresnės, pagamintas produktas pigesnis. Ne? Nu, ta pati istorija. Lietuvoje pienas pigesnis perkamas iš žemdirbių, nueini į parduotuvę, pienas brangiausias, lietuviškas, neva ar iš tikrųjų lietuviškas. Ne? Tai kodėl taip gaunasi? Ar čia gal yra konkurencijos stoka rinkoje, kad yra keli, sakykime, diktuotojai madų ir jie jaučiasi patogiai. Aš manau, kad taip, žiūrėkit, mes protestuojam, neprotestuojam, suprantate, bet surinkti turėsim ten 5 ar 10 tūkstančių į vieną vietą, suprantate, kažką pakeisti. O čia susėda, suprantate, 5 pieninės, ar ne, ten keli prekybos centrai ten kažką daro. Bet dėl ko tos kainos tokios, jeigu taip žiūrėkit, pagrindinė, jeigu mes daleiskim, kiek pienuką mes, reiškia, parduodam už 30, nuo 30-40 centų, ne? Tai paimus jau ten su baltymais, jau baisu, tai aš jau apie šneku, ne? Mažesni ūkiai, tai jie gauna iš vis, gal tik 20 centų perskaičiuoja, 25, nes kaina iš vis ten kokie 15-16 centų už tą pieną. Gal dabar, aš nežinau, dabar gal ir daugiau, bet apie 20 centų kažkur tai viską. Bet dabar žiūrėkim į kainodarą, ne? Mes gaunam, paimkim gerai, 30 centų, ar ne? O pienas parduotuvėje kainuoja kiek? Euras 30 turbūt. Gerai. Ar euras 50? Taip, kas tą eurą pasiima? Nu tai o jie tu, pasimti eilės to. Tai va, tai žiūrėkit, tai yra prekybos centrai, yra perdirbimų įmonės. Bet tai dar riebumas, ten žiūrėk, ten 3,5, 2,5, o tu pardavinėji. Ne, tai čia jau jie ten atskiria irgi kažką tai dirba, bet jie uždirba eurą. Tie ir pasidalina. Aš manau, kad turėtų būti, reiškia, pieno ne tik klubas, kad ten nustato ten kokias ką, bet turėtų būti ir nustatytos vidinis, kiek pienas negali kristi žemiau. Aš manau, kad yra svertų, reiktų kažkiek tai reguliuoti tą kainą, nes kitaip, aš skaitau, kad mes visą laiką esame skriaudžiami, nes mes neįsikovojame. Ir dabar, jeigu žiūrit, ir dabar yra išvažiavę į Briuselį, žemės ūkio rūmai ten išvažiavę, man atrodo viskas. Ten su vienu kooperatyvu vadovu ten susirašiau, viską supranti. Aš nežinau, ten jie priims ten kažkokį tai sprendimą didžiulę, bet aš visą laiką sakau šitaip, kol mes Lietuvoje nepadarysim, reiškia, žemės ūkių, iš vis aplamai žemės ūkių, ne tik gyvulinkystės, bet aplamai žemės ūkių, kol jis nebus strateginis šaka, kaip ir mes daugiau nieko neturim. Mes neturim, reiškia, nei ten kažkokių tai iškasinų, kad žemės ūkis jis duoda ir trašas įmama, ir logistiką, mes duodam darbų didelėm kitom, supranta, šakom. Čia nieks dėl to nesiginčia, kad žemės ūkis jisai kūrė labai didelę vertę bendrojo vidaus produkto apimtyje. Čia atvira, turbūt suprantama visiems istorija ir situacija. Šiaip dar techninis klausimas, minėjo Dovydas, pienas parduotuvėje 3,2%. 2,5 yra 3,5. O kai jūs priduodat kokio riebumo, kad... Dabar jeigu tai 4,5 riebumas ir tai reiškia 3 iki 3,5 baltymai. Tai jeigu teisingai taip matematiškai skaičiuojant, tai reiškia, ta pienas skiedžia. Ne, ne taip. Ta piena reiškiasi nugriebė. Grietinėlė ir sviestą, paskui reiškiasi, paskui iš to tą pieną reiškia pasterizuoti, duoda tenais jau nugriebta, o iš tos grietinėlės gamina reiškiasi dar ledai, varškiai. Tai varškiai neišgėtinės, varškiai dar deda iš pieno, iš baltymų. Sutraukia ir dar, suprantat, tas pienas tik tais yra žaliava, o paskui jį ten išskirsto, išdaro, supranti, viskas, daug ką gali padaryti. Tai, kad daug ką padaryti, tai aš tą suprantu, bet čia šiaip lyginis klausimas buvo. Taip, aš nesakau, kad ten, daleiskim, nesgydžiu. Taip, pienis irgi deda kaštų daug. Taip,
viską, bet pieno rūgščių, bet vis tiek kainodara nėra teisinga, jinai. Žemdirbių atžvilgių nėra teisinga. Čia galėtų būti kaip ir bankų solidarumo mokestis, taip galėtų tų pardavėjų kažkoks, žinai, va, ten tų tinklų kažkokio irgi tą centą priskirtam žemdirbiui, žinai, va, kad prie to viso išgyvenimo, žinai, kad gautų kainas. O kiek padeda, sakykime, geresnę kainą išsikovoti pieno ūkių kooperatyvai? Na, yra jų turbūt ne vienas ir ne du. Bet ar tai yra tokia imitacija geresnių sąlygų, ar tai yra reali nauda galima pajausti tų kooperatyvų? Aplamai, kas yra kooperatyvas? Kooperatyvas, nu tai draugų šaika susirinkus į vieną krūvą ir įsivaizduoja, kad turės geresnės sąlygas negu turi lygiai žmogus. Kiek Lietuvoje yra kooperatyvų realių? Ne, kooperatyvų aplamai yra daug, o realių? Ne. Tikrų kooperatyvų, kuris tikras kooperatyvas. Iš grūdinės pusės turbūt įvardinčiau kokius 3-4 maksimum. Tokius, kur sakyčiau, kad jie yra vadovaujantis kooperacijos principais arba bent stengiasi maksimaliai jais vadovautis. Ne? Kiti lygiai kooperatyvai, kur yra ten prierašas KOP, tai yra daugiau mažiau imitacija kooperatyvo ir kiekvienas bando būti vis tiek protingesnis už šalia esantį. Tai va, tai iš pienų kooperatyvų yra ko gero tik tai vienas. Pienas LT. Tai va, tai yra kooperatyvas. Ir kooperatyvas jisai, reiškia, surenka pieną, perdirba pieną ir parduoda pieną. Visi kiti kooperatyvai, jie nėra tikri kooperatyvai. Jie tik superka. Jie atvažiavo, jis yra paprasčiausias perdavintojas. Ir dabar man ateiti į kooperatyvą, arba įsteigti ten iš vis neįmanoma, net daug dalykų, bet ateiti į kooperatyvą tokį, kuris, reiškia, perka pieną. Tai aš galiu ateiti dabar, aš neminėsiu tų pavadinimus, bet ateini į kooperatyvą, iš tai jis paima pieną, jį nuveža, kiek jis gali duoti tau brangiau. Jis nieko neduos, nes, pavyzdžiui, atvežęs į pieną, jis gali tuos pienį iš jo neimti, kada čia buvo tas kipišas, tai tiesiog neturi kur dėti tų pienų. Specialiai neima. Ir ką tada? Nu ką, tada važiuoja į Lenkus. Da, kur nors suprantu. Ir tų pienų mes į lauką pylim, viską. Nu, paskui ką, nusileidžia. Nu, tai, ten yra tie kooperatyvai, bet jie yra paprasčiausiai perpardavinėtojai. Superka iš visų žmogelių pieną. Superka pieną. Jis tai yra surinkėjas. Tarpininkas papildomas, kuris pasiema papildomą pelno maržą. Jo, bet jisai turi turėti ir buhalterį, ir kooperatyvų vadovą, ir viskas, ką jis daro. Jis reiškia paprasčiausiai, aš tiek suprantu, kad jis paprasčiausiai teikia logistiką dideliai perdirbimų įmonė. Surenka pieną ir nuveža. Iš mažiukų. Iš mažiukų. Dar vienas žmogus, kuris pasiema pyragą. Jis pasiema dar papildomai pinigų. Jis daleiskim paėmęs iš žmogaus, kur ten su kanute atnešė pieną, jis jam davė 16 centų, ar ne, ar 20 centų, jis dar užsidėjo 5 centus už surinkimą, ten pasiskaičiavo, kiek visą kitą suprantė atiduoda tenai. Bet jis tikrai vėl nuvežęs ten 10 tonų, aišku, jisai tiek negauna, kiek aš, daleiskim, kodėl aš negaliu eiti į tokį kooperatyvą, todėl kad aš negausiu tiek pinigų, man duoda tiesiog iš pieninės aš daugiau. Tai da buvo tarpas, kada norėjai stoti į kooperatyvą ir nieks nepriėmė tavęs. Jo. Nieks nepriėmė. Dabar galėčiau stoti į kooperatyvą. Kodėl aš nestoju į kooperatyvą? Todėl, kad iš manęs dar paimtų dalį pinigų. Dabar daleiskim. Paini įnašą. O kaip aš galiu, aš ir taip neišgyvenu. O man įneš dar pajų susikaup, supranti. Aišku, galbūt gerai supranti. Tai čia tokie, iš karto pradžia netokia buvo. Mes visą laiką už pieną, kiek buvo ten rusiškais pinigais, kaip dar buvo, reiškia, rubliais. Jie irgi buvo mažai. Ir kada, reiškia, buvo tas visas perversmas, kada kūrėsi tos įmonės, viską, niekas mūsų neprileido prie to, kad mes įsipirks akcijų. O jeigu ten tų akcijų galėjai įsigyti, mes tik pinigų neturėjom. O dabar toks galbūt visai, sakykime, sąlyginai nepatogus klausimas būtų, ar ne? Atrodo, kad kelias tikrai sudėtingas, darbo daug ir laiko atima. Kodėl tada verta dirbti šitoje vietoje? Nes, sakykime, aš ne iš ūkininko pusės ar nežiūrint, taip įsivaizduokim klausimu, atrodo, kad neverta dirbti. Ar mes ir esam dabar ant tos lenkščio, kur mes jau pradėjom svarstyti, kad gal iš tikrųjų neverta. Taip, mes esam dabar ant tų, o jūs pažiūrėkite, kiek dabar per paskutinius 3 metus, kiek pasitraukė gyvulininkystės ūkio, aš šneku. Ir dėl ko mes dabar tą gyvulininkystę turim? Todėl, kad mes turim šalia augalininkystę. Todėl, kad, pavyzdžiui, dabar, jeigu mano ūkį paėmus ar ne, sugrįžo Dovydas, sugrįžo jaunas žmogus, energingas su savo žiniom, su visko papildu. Ir dabar tie du ūkiai, kada sunkiau ar tas mes įsilaikom, mes jau dabar viens kitą suprantam. Kompensuojam, suprantate. Tai pardavėjai buliuką, tai pardavėjai pienuką, tai pardavėjai grūduką, suprantate.
Bet šitų visų darbų, tokių daleiskim, ten veršiuką pašėrė, ten mėsinį gyvuliuką, tai tu pašėrė ten 10 valandą ar 12 valandą, bet svarbiausia, kai jis pašarą turėtų, gali būti 1 kartą per dieną. Ten, reiškia, grūdus susitvarkėjai pusę metų, atidirbai pusę metų laisvą, o čia eini kiekvieną dieną. Jo. Tai irgi, suprantate, tai irgi yra investicija. O kodėl mes nepasitraukiam iš to? Investicijos į pastatus. Ne dėl to, suprantat, aš sakau, čia kaip hobis. Kodėl kitas žaidžia krepšinį, ne? Tai aš žaidžiu su gyvuliu. Man įaugė, aš išmokau, aš dirbu šičia, suprantat. Tai yra meilė. Taip, ir meilė. Jo, o tada, jeigu taip, sakykime, irgi, turėtume investicijų, galbūt tada būtų protinga kažkokį bandyti dar vieną produktą, sekantį, kur ten, nežinau, sūris, varškė, ar kažkas sekantis. Išbandyta ir pravažiuota. Yra ten, daleiskim, gal kur kažkas padaro tokį didesnį, ten, kai veža, bet tai tada vėl papildomi žmonės, suprantate, nėra taip paprasta. Ir nėra paprasta vien net todėl, kad ten suprantat kažką padaryti, aišku, sukrūt produktus ant savus, tai yra reik turėti ir žinių, ir ten nebijoti ir sumaišyti kažką išgauti, ypač sūrius, kai daro, ten ištisas mokslas, ten ir chemija reikia žinoti, suprantate. Ten yra jurbarkai vienas toksai, suprantate, privatus dalykas, suprantate, nereklamuosiu, suprantate, bet tikrai yra į užsiėjimą ir ten dirba ir geri produktai. Bet mums dabar sukurti ten paprasčiausią varškytę ar ten tą, ką galime mes nuvežti. Bet tik ne jurbarkė, tokiam pardavinėjai. Aš tą jurbarką vieną dieną nupirks, o kur paskui kitas dalykas, pienas yra greitai gendantis produktas. Tu ten mes, kai skaityk, kas antrą dieną, kiek 3 tonas ten atiduodi. Kas antrą dieną 3 tonas pienas įsiveža. Toks kiekis, tai kiek žmonių jį turi. Tu ateisi pasimsi litrą. Ir dabar taip. Ir čia suprantat, kai sakai, dar reikia, o jį pagaminti, tai mes jau turėtume dirbti naktim. Dar reikia papildomų žmonių. Dar reikia papildomų žmonių. Papildomos darbo jėgos. O kaip yra su darbo jėga? Dar truputį Kitas dalykas. Veterinarija. Tai ten iš vis, aš nežinau, ten kosmosai dabar, suprantant, tave kiekvieną kartą supranti visą laiką, tu dabar pradėjai gaminti ir iš karto pas tave atvažiuoji ir iš karto reiškia tave baudžia. Tu to nepadarė, aš, pavyzdžiui, dabar važinėjom mes pusėm, tikrai daug apvažiuojam. Ir aš matau, kaip mėsos laikomos, kaip gamina, kaip restoranuose daro viską. Aš nežinau, kaip ten pas juos veterinarijos nėra, suprantat? Ar ten žmonės kitokie organizmai važiuoja? Ten nieks neįserga nieko, ten mūsų įzvėmė, suprantat? Tai pačia Europos Sąjungos, suprantat? Mūsų įzvėmė, suprantat, kai mes valgom, ten viskas tvarkoj. Ir aš pats valgau ir grįžau, ir man niekada nebuvo bloga. O dabar čia mes, reiškia, padarom sūrį, nuveža, tai suprantat, ten kažkam susuko vidurius, iš karto veterinaras sako, šitas blogas, šitą reikia uždaryti. Ir duoti šitų vietų. Pertekliniai reikalavimai? Žiaurus. Aš teko, kai mes pradėjom dar vėl sugrįžti į pradžią. 2004 metais aš pirmą kartą, kada jau, reiškia, Europos Sąjunga tapo, išrinkų, aišku, ten man gal davė biskį tokią su Bagryčiom, reiškia, metų ūkių konkursą laimėjom pirmą vietą. Ir aš pirmą kartą išvažiavau, reiškia, į užsienį. Į Vokietiją vežė tada. Čia iš visos Lietuvos, kiekvieno rajono. Na ir toks dalykas, reiškia, kaip tik man išvažiuoti reikia ir čia reikia padaryti, suprantate, sutvarkyti, nes pieno ūkis taip pat visą laiką veterinarai tikrina. Ir ten mes darėm šaldytuvą, patalpą, viską, ir kad negali toj patalpoje būti, reiškia, rūgštis ir šarmas, kurie plauna šaldytuvą, reiškia, reikia išnešti į koridorių, ten šlangutim davė, suprantate, viskas. Gerai, viską padarom, ten sutvarkom, viską, aš nuvažiuoju į Vokietiją. Ten pirmą dieną jau mes nuėjom, didžiulis ūkis šaldytuvai stovi ten kokie gal po 10 tonų, suprantat, ir bačkaus tokio, suprantat, nuo šarmo ir nuo rūgšties, suprantat, plovimų tos medžiagos, kurios plauna šaldytuvą, apšarmuoja, suprantat, iš viršaus. Sienos ten, suprantat, mediniai miškatų, grindys paprastai išbetonuotas. Pas mus medžių net negali būti patalpų. Aš žiūriu, suprantat, galvoju, Europos Sąjungai mes dabar atėjom, suprantat, ir kas čia dabar kitaip, suprantat. Mane šitiek smaugia, tokį, suprantat, mažiuką. Bačkaus negali būti viską. Ir aš paskui pravažiavau Jurbarke, ten, suprantat, viskas, sakau, žiūrėkit. O jis man atsiverčia, sako, žiūrėkit, tas parašyta. Tai va, tai jums yra atsakymas, suprantat. Pas mūsų, jeigu ten reiškia, sako, 2, tai pas mūsų 4 bus, suprantat. Pas mūsų viskas kitaip. Aš nežinau, kodėl taip. Ir dabar, jūs bet pažiūrėkit, vėl, biskį, gal aš čia per daug įsiplėčiu, gabusą nepaimkim. Europos Sąjungoje 3, pas mūsų 9. Plius dar ekosistemų ten. Kam šitie reikalingi? Augalininkystė. Jo, neįsivaizduoju, suprantat. Tai va, ir o kas ten tą politiką daro? Čia gal parodo, kad mūsų politikeriai ar institucijos turi labai lakią fantaziją. Neturi kompetencijos. Arba.
Aš manau, nu tai kaip, jeigu žmonės, ne specialistai kūrė, reiškiasi, aš, pavyzdžiui, niekada neįsiu dirbti medikų, nes aš neturiu kompetencijų, aš nežinau, ką ten daryti, arba mokytojų. Aš nedirbsiu niekada mokytojų, nes aš nesuprantu ir nemoku daleiskim dirbti, net nežinau tų niuansų. Bet kažkodėl žemės ūkį supranta visi, belekas atėjo ir jis gali dirbti žemės ūkį vadovauti. Jo, šiaip šitoje vietoje irgi kažkaip iš augalininkystės pusės man toks vienas pavyzdys yra užkibęs mintyse, norėjau irgi pasidalinti. Dabar registruojant naujus produktus, dažnai būna pasižiūrėti augalų apsaugos produktai ir neįvairūs. Ir dabar ateina tokia, pavadinkim, nauja mada, viena norma. Tai reiškia, sakykime, kaip pavyzdį litras ir nei mažiau, nei daugiau. Jokių intervalų, jokių rėžių nėra. Ir mes kažkada kalbėjom su beros tikrintais ir jie sako, man, čia ūkininkas pasako, sako, man nesvarbu, kaip tu sako, tą normą padarysi. Man sako, turi būti litras ir viskas. Ir ūkininkas sako, bet, tai, po to kalbam, tai nėra net įmanoma, taip. Tu niekaip to nepadarysi. Tai, čia vienas, sakykime, iš tų pavyzdžių, kur galbūt, kaip ir jūs minėjote, kompetencijos trūkumas. Tai jeigu tai net fiziškai yra neįmanoma padaryti, tai kam, ar tikrai teisingai yra taip daryti. Tai, Ir kitas dalykas, matot, kai ten visi šneka apie tas ekologijas, viską, žinai, ir tą tvaresnį naudojimą, kodėl mes, pavyzdžiui, tą patį, kai sakai, litras, bet tą patį darbą gali padaryti ir mažesnė norma, nes ir skiriasi ir gamtos sąlygos, ir panaudojimo laikas, ir dar kas nors, tai mažiau sunaudoji, mažiau terši, tai reikia kaip tik sveikinti, žinai. Dabar jeigu ten tiek, žinai, viskas, tai tavi pančiai tokius, tuos griaučius ir viskas. Norėjau užduoti klausimą apie minėjote, dėl darbo, ilgo darbo, daug darbo. Kaip yra su darbo jėga kaimiškoje aplinkoje, kaimo zonoje? Mes puikiai žinome, kad žmonių teoriškai, praktiškai, turbūt gyvenančių kaime mažėja. Daugiau visi traukti nori miestą, arčiau miestui, miestą ir prie to ūkio kišti rankas išlieka turbūt tik tais tie, kurie myli gamtą labiau, arba kuriem nepavyko rasti kitų alternatyvų variantų. Ar jūs vieni apsidirbate savo ūkį, kas mano supratimu turbūt yra nelabai realu? Ir kaip jūs išlaikote arba kaip jūs surandate savo reikalingą trūkstamą darbo jėgą? Nežinau, kaip man pavyko, bet aš turiu labai puikią komandą. Labai puikia komanda, suprantat, jau Kaip puikia komanda būna tada, kai būna puikus vadovas. Po 10 nežinau, puikus vadovas, reiktų jų klausti. Matomai suradom tą tokį, reiškia, sąlyčių tašką ir tarp kainų, ir tarp bendravimų, ir tarp darbų suradom šitą dalyką. Ir jeigu žmogus išdirba ūkį, reiškia, daugiau kaip 10 metų, paskui išeina, reiškia, jau į pensiją, ir jis ateina į ūkį, į savaitę bent sykį, pasikalba, viską, tai aš manau, tai žmogus turėjo gerą laiką tam ūkį, kai dirbu. Ir dabar yra pas mane dirbu, reiškia, 2 traktoristai dirba, ir dabar jau 2 melžėjos, reiškia, tai buvo 5 žmonės, reiškia, dirba įdarbyti oficialiai. Ir paskui neoficialiai, tai mūdu čia su Daudu dirbame. Mes nesimokam daug pinigų, pradėdami dirbti. Tai va, tai dirba ir dirba jau virš 10 metų dirba. Dabar vienas naujai prisijungęs 2 metai, bet labai puikiai komanda, mes sutarėm, mes darom, mes planuojam. Ir va dabar jau, kad šiandien apsidirbom, turi laisvų laikų, išvažiuoja biskį į Lenkiją, ten vieną melžėją su traktoristu, supranta. Pasakė, jie išvažiuoja, ten biskį susikėlė, biskį, tai jie grįš, reiškia, turėsi šiandien išvažiuoti, tai jau penktadienį, šeštadienį, sekmadienį grįžta. Darbai nudirbti, viskas nupuršta, papurškim naktim, padarėm, viską dabar šiandien ryte pabaigė ir kai tik jis išvažiuoja. Aš nežinau, kokiam kitam darbe, tu dar esi atėjęs į firmą, pasakysi, kad aš noriu išvažiuoti, žinai, kiek tų bėdų. Aš net nesakau, kad tu ten rašy kokį pareiškimą, kad tu išeini iš darbo. Nesvarbu, jis darbą padarė, išvažiavo, ten susakyti pasidarė, šitą pusę lengviau. Aš manau, kad reikia būti visiems lankščiam, kaip ir vadovai reikia būti lankščiam, bet ir žmonės irgi turi ateiti, irgi kažkokia turi motivacija, turi būti motyvuoti, kad galėtų dirbti. Tai kai ta darbuotojų yra lėta arba reta, tai yra turbūt ir darbdavio, ir aplinkos kuriama vertė.
Bet vis tiek kaita darbuotojų turbūt, na, jinai, kaip ir sakos, kažkas išeina į pensiją, kažkas susirga, kažkas priema gyvenime sprendimą kažkokį. Atrasti tą naują žmogų, kuris vėl jūsų ūkyje galėtų dirbti, turbūt yra labai rimtas iššūkis. Tai dabar... Iššūkis, atsiprašau, iššūkis tam žmogui, kuris ateina, suprantat. Aš su žmogum pasikalbu, aš matau, kaip jis atvažiuoja su mašina, aš už kartų užmetu akį ir reiškia jo mašinos tvarkingumą. Nu, dėlėsim, jeigu priimu traktoristą. Nu, gal atrodo keistai ir kvailai, suprantu, bet aš iš karto žiūriu, aš žinau tada, kaip jisai bus jo tas traktorius, nes traktorius yra darbo kabinetas. O jeigu aš esu traktorių žmogui keletą dešimčių, ten 100 tūkstančių, aš norėčiau, kai jisai tarnautų ir būtų tvarkingas. Tai aš iš karto sakau, tokį. Ateina žmogus, iš karto pasakau, ką jisai turi daryti ir ko jis negali daryti. Tam tikros taisyklės. Taip, jisai irgi išsako savo, tai aš irgi, ką jis nori iš manęs gauti. Tai aišku, ten atlyginimas, ten kaip kas ką, ten to. Tada mūdu susėdavo, dar pasikalbavo, kažkur kažką surandam tą ir sakom, pradam dirbti. Padirbam ten kokį mėnesį laiką ir paskui sakom, ką? Rašomės. Ir viso tvarko ir važiuojam. Ir aš nežinau, nėra tai buvo, kad tai, iš pradžių tai yra buvo, ten ateina, padirba, išeina metai, bet tai ten ir tokie ir ateina, žinai. Nes jie nepaveža, reiškia, nenori dirbti, tiesiog nenori būti, vis dėl to ūkis tai yra mano, vis dėl to muziką sakau aš. Ar ne? Tai aš groju, o jie vis tiek turi tą visą dalyką daryti. Bet jeigu mes sutarėm visais dalykais ir mes dirbam kaip geras orkestras, nu tai smagu. Ir aš manau, ir tikrai į ūkį, žinokit, painvestavę ir į aplinką dabar, ir pavyzdžiui, gerbuvį, ten nu, tikrai aš ir technikos bazė gera, viską, ir remontuom, ateina žmogus, sako, man reikia tokių raktų, nueini iškai tą raktą, nes jis kainuoja. Nes žmogus turi turėti motivaciją, suprantu, jis negali eiti, suprantu, kokiu rusišku raktu, arba eiti pas kaimyną pasiskolinti. Jis atėjo, sako, reikia, jeigu aš jau neduosiu, kaip aš jau galiu pareikalauti, kai jis padarytų, suprantu. Aš irgi turiu būti lankstus, suprantu, ir staigus. Nes čia reikia gėti, čia sugriuvų, čia reikia sutaisyti. Arba ten supranti, kad ten kas nors karutė pasidarė, čia reikia dabar padaryti, nes ten rytoj nieko nebus. Tai yra šiandien ir čia. Tikrai taip, suprantam. Ir čia mes suprantam, kai sakai, čia iš viskas yra ūkininkas, tai ūkininkas yra viskas. Darbininkas, mechanikas, kiek jis ten supranta, bet vis tiek turi gaudyti. Jis yra melžėjas, jis yra daktaras. Jis yra vadovas, jis yra psichologas, jis yra mokytojas, jis viskas yra. Atėjo naujas žmogus. Nu, dėlėsim, aš mechanikos aš nemokinu, bet dėlėsim kaip karvutė, kaip atėjo pirmino, aš vis tiek turėtų parodyti, kaip uždėti, kaip ką, nes aš technikumą mokinausi 4 metai, 5 metai akademiją, tu supranti, aš jau ten viską, aišku, dabar pasikeičia, bet aš irgi lankau į seminarus, važiuoju ir ten darau, mokinuosi irgi stengiuosi tobulėti, nes irgi nesuprantu, viską reikia žinoti. Ir pas mane ūkį darys, ten būna ir seminarai, ir firmos daro, ir su veterinarijos akademija dirbam. Ir studentų ateina, reiškia, praktiką atliks, suprantu, taip, kaip sakyti, įdomiai. O dabar dar truputėlį, kad galbūt suvokti orkestro dydį, ar ne? Yra vis tiek mišrus ūkis pas jūs ir galvininkystė, ir augalininkystė. Kokią dydžio maždaug komandą ir kiek galbūt galvijų turite, kad kažkiek suvokt, kiek žmonių? Šiaip tai vienu žodžiu yra vygantų ūkis, ne, buvo, ir Dovydas kūrė ūkį, bet dabar, reiškia, Dovydas jaunas, suprantis, kas sako, reiškia, su kooperatyvu mums padaryti vėl, ten vystat, nuslės viską, tai mūsų tiesiog, reiškia, Dovydas, kai sudarė, tai iš čia vėliavą sukūrė, iškabino užrašus, suprantis, viską, ir mes padarėm dabar Bašauskų ūkį. Tai yra 2 viename, kai tas kavos puodelis, 2 viename. Jo jau mėsinė gyvulininkystė ir augalininkystė, mano pienininkystė ir augalininkystė. Tai o kiek dirba? Dirba šitai, mūdu su Dovydu dirba mama, reiškia, mano žmona, dirba sesė viena, nes jis dirba gyvų produktyvų kontrolę, tai padeda ūkį ir dar, reiškia, pas mus ir matyrimus, taip. Ir dirba, reiškia, 2 traktoristai ir dabar 2 melžėjus. O tai mūsų komanda yra. 8 žmonės. Pakankamai glaudė. 8 žmonės. Šeima, kaip sakoma, galima sakyti. Jo, bet iš tų 4 svetimi, tai va, tokia komanda, gana gera komanda. Smagu pasidžiaugti tada, kai galite sutarti, rasti bendrą kalbą problemose ir džiaugsmuose. Taip,
Tai geras žmogus tau yra aitvaras, žinai, nes jis tau uždirba pinigus, kaip jis dirbs, atliks tą darbą, žinai, saugos techniką, nepridarys nesąmonių, nes, atvarys sulaužys, tas tau remontas gali kainuoti ten tūkstančiais, nes technika nauja, brangi, o ten pripjaut grybą ten labai nesunku. Tavam ūkyje, pastėti, tai Melžėjos yra, tavam ūkyje prie mėsinių galvijų turbūt. Ar tie patys žmonės? Tie patys skirstosi ten. Jo. Supratau. Ir aš dar kartą. Jo, tėtis. Tavo ūkyje, kas irgi man yra įdomu, apie pieno ekonomiką šiek tiek pasišnekėjom, kaip yra lengva ir sunku su ją vienu metu, o kaip su mėsiniais galvijais, kokie iššūkiai šitame sektoriuje, nes visi, vėlgi, ne visi, daugelis žmonių turbūt nori šiandieną ir ant bangos yra steikai, antrekotai, faršas, brandinta jautiena, griliai ir panašus dalykai ir ypač atėjus vasarai tai yra tema numeris 1, ką savaitgalį kepsime. Tai mėsinių galvijų paklausa ir konkurencija rinkoje, kokia jinai yra? Kaip čionais ekonomika? Ta prasme, jeigu, lyginant, kai tie miesčionai perka, yra dideli ūkiai. Ten, kur ten daug tų mėsinių galvijų turi, jie ten gal skerdžia, daug klientų turi, ten jie, pavyzdžiui, gali net šviežią, ten nusipirkti tiesiai iš ūkių. Mes, kadangi esame mažiukai, tai ten aš tiek jų nepriauginsiu, nes tas pats gyvulys auga beveik 2 metus. Tai ten, žinai, kad ten žmogus ten sykį metus nusipirks, jis nebus mano niekada klientas. Tai aš priklausau nuo tų perpardavimų, kai sakau, ten turi įmonę. Jinai žino, kad aš turiu geros kokybės tos jautienos, gyvulius, tai mato, kad jis gražus, tai sako, pliam, šitą reikia imti į kavinę, iškart nuveža, žinai, ir už jį visai kitą kainą. Tie, kur jau grynesni, kur, pavyzdžiui, perku iš ūkininkų, kad tą skaičių mėsinių gyvulių turėtų, pavyzdžiui, mišrūną buliuką. Jis užaugs paprastas ir iš jų kaina gal 50 centų bus mažesnė, bet jisai tiesiai, žinai, į skerdyklą ir ten, nežinau, ten Lietuvoje gal jau nepirks, bet išvesiu į Vokietiją, Ispaniją, Prancūziją, ten iš kažką kitą jų pagamins. Nes Lietuvoje turbūt prekybos centre tų grynaveislių gyvulių net tu neįpirksi. Nerasi. Ten, sakau, jeigu kai nori kokybės, turi važiuoti tiesiai į ūkį, kaip matai, ten ateina toksai visą, žinai, čia yra kokybė, ten, kad tu nusipirki gabaliuką, ten tu net nežinai, iš ko jinai ten padaryta. Čia labai daug tiesos, ką apie prekybcentrių šnekėjai. Ir lietuviai jos net neįpirks. Jo, ne, aš visi dar įsiterpsiu. Prekybos centruose yra jautiena. Tai po ta jautiena yra karviena, karvutis. Nes jau suprantate, ten visą buliukai visi, jeigu vadovas teisingai sako, jūs neįpirksim, mes tus mėsos čia... Kas įperka, tai sakau, važiuoja tiesiai... Kas įperka, jo įvažiuoja, ten yra kitos kainos. Tiesiai ūkio. Tie visi antrikotai, ten, kur suprantate, kas eina, suprantate, viskas eina tiesiai iš ūkio. Ten brandytos mėsos, bet ten dideli ūkiai turi įsirengę savo, reiškia, brandyklas, viską jau jie ten turi. Bet jau ten jau turi kelius šimtus. Jau ten turi kelius šimtus ir pastoviai, ten, reiškia, klientai. Ir ten, reiškia, kai pasiskambina, ar ten susirašo, jie per internetą tiesiog išsiunčia, patys pasiima. Tą gyvulį, kai paskerdys, tik ten būna virš 300 skerdienos. Tai ten ne tik antrikotas, bet ir šankaulė, visos dalis, kur jas padėsi, žinai, visokie dalykai turi būti. Bet tu parduodi gyvą gyvulį. Tavo problema yra parduoti ekonomiškai pelningai. Tas pelningai. Man ta prasme, dabar aš dėl to einu į tą išgryninimą, nes, pavyzdžiui, kai sakau, yra pieninis, kur iš pieninės karvės yra mišrūnas, yra tas kur paprastas, bet yra antros kartos, kur nesakau, visi tie raumenys, sako, ateina jau kaklas, tokio, pločio, kai stalas. Jau pardavėjas sako, šitą kainą visai kita ir net neveža ten į tą kitą įmonę. Sako, aš tiesiai, kai sakau, į kavinį. Tai geriau ant tų grynesnių, kur visai kiti pinigai, auga visi tą patį laiką. Ta patį valgo, tą patį, žinai, iškakoja, žinai, tiek pat laiko prie vienų ir prie kito reikia išdirbti. Bet rezultate džiaugsmas geresnis. Taip, už gryną kokybę, už tą gryną veisliškumą, ten tai dėl to. Ta gryną veisliškumą multiplikuoti, dauginti, palikuonių turėti. Gal tiesiog brangiau kainuoja? Ar ta investicija į jaunąją kartą galvijų yra brangesnė greičiausiai? Turi turėti geras motinas, žinai, nes viskas ir priklauso, nes kai tas turi mažą veršiuką, žinai, prisileis, žinai, kad jis, žinai, gera motina duoda gerą startą, nes tai yra vyrų, kai iš jų turi ne vieną ir matai, prie vienos
greit auga, kitas toks mažiau, žinai, lėčiau augantis, visai skirtingi, žinai, viena didelė, kita mažesnė, žinai, tai va, tai dar reikia įsigryninti tavo, kad jau būtų geros motinos, geri priesvoriai, žinai, paskui geri ten tie pašarai, ten tie koncentratai, žinai, visokiausiai, viskas susideda į tą, bet kadangi, žinai, tas ūkis yra kaip mūsų mišrus, ten karviai, kas ant liežuvio galo, tas į pieną bėga, tas pats ir mėsiniam gyvuliui, žinai, kas ant liežuvio galo, tas eina, žinai, į masę. Tai... Ir mes, mano ūkį dalesim, aš dalį karvių, kurios, viskai produktyvumas gal prastesnis šiek tiek, arba jau vyresnė ta karvė, tai sėklina mėsiniais, angusais arba limuzinais ir keliauja pas duonim. Tai telyšaičių jis dabar nenori, tai tas telyšaitis parduodam, buliukus jisai augina. Vienu žodžiu, tai mes jau įmam, tai jis jau turi, suprantate, ten tos kraujo, aš nežinau, tai 70 procentų. 70 procentų, suprantate, tai jau visai kitaip. Bet būna, kad, pavyzdžiui, gražus, ne, pieninukas, suprantate, o tuo matom, kad yra laisvos vietos, pas jį daleiskim. Langas, tas ta prasme, kaip parduoti gyvulį, kad... Jo, kad ir neturėtum tuščiaus vietos, suprantate. Tai jis dabar, tik tai tvarkosi fermą naujai, suprantate, kad galėtų plėsti dabar, bet kol dar pas mūsų čia tvartė dalis jau, tai dar ir tų pieninukų paliekam, bet tas pieninukas, reiškiasi, užima tą patį vietą, kai sakė, tą patį suvalgų, bet... Pridėtinė vertė mažesnė. Jo, pridėtinė vertė mažesnė. Galvoji plėsti savo mėsinių galvijų bandą, ar tu jau esi optimaliame kiekyje ir... Tai manai, planų ar tiesiog tavo tikslas dabar yra išsigrynint ir po to didėti, ar kokią ateitį savo matai? Dabar, žinai, kai jaunas yra visokiausių planų. Darbą reikia derinti su valdiška, su ūkiu, nes tik tai savaitgalis ir vakarais po darbo. Plius dabar, kaip jau nesam namo statybos visokiausios yra, žinai, kaip tėtis minėjau, ten turiu nupirkęs seną tvartą. Po biškį remontuojam, nes daug lėšų reikia, žinai, ten stogus pakeisti, pertvaras tokias vidinės, visas išardyti, sustiprinti, ten padaryti bendrą erdvę, kad kuo mažiau būtų rankinio darbo, kad ten suleidai didelį kiekį, atvažiavai su traktoriumi, su kažkuo išvaliai, išmiežiai, žinai, ant to, nes reikia iki to daug, tai, žinai, tas procesas čia reikia, bet ateityje aš manau, kad, kai sako, žinai, gali vienas žmogus ten tiesiog tą mėsinį pridėjai pašaro, vadovau, aš turi įdžias, įdėjai ten ryte, pasižiūrėjai, viskas, visą dieną laisvas esi. Veršiukai prie mamų, vandens prileista, valgiai turi, viskas. O kai pas karvį rytą vakare, tu taisi pasidikai savo 10-11 valandą, ten nėra didelio skirtumų. Jam dabar reikia poros metų, kai jis tą tvartą sutvarkytų. Jo. O aš, kaip sakau, dar man porą metų reikia karvutes pamelžti, nes paskui jau reiktų eiti biskį pasilsėti. Tai galbūt suprantat vieną tvartą, paskui šitą tvartą gal jis užleisi mėsinis, kas čia žinau, suprantat. Bazė visa yra, žinai. Bazė yra, pašaram ruoštis, viskam yra. Bazė, ten reiškia, gali daryti, ką nori. Tai, kaip girdžiu, bazė yra, tvartas restauruojamas, renovuojamas per kažkiek metų. Procese viskas, jo. Kaip per 20 metų, 20 plus metų jūsų ūkio modernumas pasikeitė? Anksčiau turbūt nemelždavot rankom, ten būdavo... Melždavo. Tai viskas nuo to ir prasidėjo. Viskas prasidėjo tai nuo melžimo rankomis iki šios dienos, kokia yra jūsų ūkio tiek pieninio, tiek mėsinių pažanga pasiekta per 20 metų? Visą laiką, suprantu, kažkaip, aš noriu visą laiką išbandyti, ką nors būti pirmas kažkur. Ir aš dabar nepasakysiu, kelinti tai metai buvo, bet tais metais pirmą kartą skyrė kažkokią tai reiškiasi, ten reiškiasi pinigų sumą, kad reiškiasi modernizuoti ūkį ar investuoti į ūkį, kad pinigus gaitų. Ir aš žinau, kad aš Tauragės apskrity pirmas tą paramą gavau. Vienas iš pirmųjų galbūt. Ir laikraštį aš iš tikrųjų tai turiu surinkęs daug visokių, kas aprašyta apie ūkį, apie visą suprantat. Tai aš dabar nepasižiūrėjau, tik tai gaila, reiškia, kelinti tai buvo metai. Ir mes nuo melžimų rankom, o tada perėjom, reiškia, prie mechanizuotų melžimų. Tada pasistatėm, tada senam tvarte buvom, mes pasistatėm ne pieno liniją, bet vienu žodžiu vakuumą. Bakelius, reiškia, šaldytuvą tada nusipirkom viską ir buvo mums suteikta, čia jau dar nebuvom Europos Sąjungoje. Tai čia buvo Lietuvos, reiškia, mūsų valstybės, reiškia, tokia parama pirma. Tai aš tą pačią pirmą paramą ir teko man ją pačią pinėti. Tai nuo melžimų rankom, o paskui melžiam tam tvartelį, viskas mėšlas rankom, tas rankom.
O ten kompleksas stovėjo apaugęs žaulėm, suprantate, tai taip. Kaimynas sako, Vygantėlė sako, galėtum nupirkti, sakau, tai aš nežinau, kaip aš jį nupirksiu, žinai. Nu ir jisai supratinimus, paskui mane suvedė, aš pirmais metais ten nupirkau, ten jau galingi dėdės valdė, ten jie, reiškia, galvoju visai kitaip, o aš dar čia net jaunas vaikai, mažiukai, patirties darybose nėra, tai aš pirmais metais nenupirku, tai ten kaimas viski pasijuokė, ką čia dabar, tai kiek jums tokį nenupirksiu, bet vis dėlto po kiek laiko, po metų laiko, aš vis dėlto tą kompleksą nuperku. Tai čia aš sakau, apie savo galėčiau rašyti knygą, ten, reiškia, tokį, nuperku tą kompleksą su 15 karvių. 4 mažais vaikais ir daugiau jokių pajamų. Pasiėmiau 200 000 paskolą. Litais. O tas litas seniau tai ten vertė, tai ko? Taip, ir suprant, pasiėmiau tą paskolą ir per 10 metų išsimoku, bandą išdidinu, vaikus užauginu, suprantat, ūkis sustambėja. Aš nežinau, iš kur aš dabar taip nedaryčiau. Nežinau iš kur. Šitas jaunatviškas maksimalizmas. Neįsivaizduoju. Jo, ten be baimės, tada nesvarbu, ar tas vaikas turės valgyti, ar neturės, ar tu kažkaip, aš nežinau, toks be baimės nežiūri. Aš dabar galvoju, o kaip bus, dabar darėsiu, nu jeigu aš būsiu bankruotu, o kaip vaikai, kaip anūkai, žinai. O ten kažkaip kitaip, nu ir viską padarėm. Dirbom, aišku, daug su žmona, tai sakau, kiek dirbom, tai, nu, bet turim maisto. Bet darbo nieko nepadarysi. Bet va tokį, aš sakau, tai buvo avantūra, aš nežinau. Ir svarbiausia, vieną banką nueini, ten, kai buvo vienas bankas, kitas bankas, nueini ir sako, ne, nu tai iš kur tu čia kaip, tu atiduosi nieko. Bet yra kas patikėjo. Ir paskui nueinu į Uniją. Unija kas yra, reiškia, žmonių sudėšti pinigai. Nueinu tą Uniją, reiškia. Sako, tai mes norėtume pažiūrėti, ką tu ten perki, žinai, kad atsivežu, pažiūrim, supranti, pavaišėm čia. Ir duoda man, suprantat, 200 000. Ir aš nežinau, ką jie ten matė ir iš ko aš galėjau jas atiduoti, nes aš 16 kartų tai turėjau. Jis tokį pastatą seną, rankų darbą. Jie patikėjo. Aš sakau, dabar aš dėkingas jiems ir jie mane užaugino, mane Unija padarė. Jie davė pinigus, patikėjo manim, aš būčiau nepatikėjęs. Nežinau, kodėl. Vat matomai gerų momentų pas gerų žmonės, nu jau gerai viskas. O šiandien tai jau kitaip. Dabar ten ir į banką galėjo nueiti pasi, jau žinai, visai kitaip žiūri. Bet šiandieną jau karvių rankom nemelžia. Oi, ne, dabar jau mes ir dabar, kaip sakyti, dabar melžėjos stovi, reiškiasi, apačioj, karvutė ateina tokią aukštį, aparatą uždėjo, nuėjome, supranti. Aišku, tai ne robotai, ne karuselė, supranti, bet jau, reiškiasi, karvutės pačios išmūks, ateina, pasimeldžia, išeina, jos viską pačios. Jūs ateina tada, kada jau ten... Nu, kai jau ateina melžėjai, supranti, žiūrėk, mes melžėm ryte 5 valandą ir vakarė 4 valandą. Tai jau tu pavėluok pusę valandos, jau ten, tuos, kur reiškia šviežiai apsiveršiavusios, tai jos jau stovi pirmos ir jau pienas laša. Ten kai laikrodis, tai negali vėluoti. Jau pienas laša, nu tai viena išlašinė, jau kokių 3 litrų nėra, ne? Nu, o per 10 dienų, 30 litrų, nu visus skaičiuoja, ne? Nu taip. Bet tai jau stengiuosi tas laikas jau jisai tavo supranti. Ir vis laiką tos, kur apsiveršiavusios, jau reiškia paskiausiai, ne? Šviežiai pienės, visą laiką pirmos stovi, visą laiką laukia. Jūs karvių praktiškai atvalyti reikia, bet 7 melžės, 7 laukia palaukime ir taip iš tos išeina jau ėsti iš karto prie stalo, o kitus ateina čia taip ir keičiasi jos. Migruoja. Ratukus sukasi. Tai rytinis darbas, sakysim, valandą laiko? Ne, nu 2 ryte, 2 vakare melžimas trunka. Mes jau 5 metus, 5 gal, daugiau jau karvių neganom. Taip ganydom lauke. Dabar jau jos gyvena. Bet dabar vėl pažiūrėkit, kiek, aš nesuprantu to žemės ūkio politikos. Ganim laukia, sako, karvium karšta, ten supranti, taip įtėjai, vabalai, viską supranti, taip statom robotus, einam į tvartus. Nu ką, aš robotų nepasačiau, pažiūrėjau, kad aš jeigu duodu melžėjai, taip supranti, tas pats išeina, perimt nėra kam, robotas brangus, ilgai atsiperka, melžiam čia. Bet ką mes padarėm? Svarėm per karvutes į tvartą, išėmėm langus, sudėjom, reiškia, žaliuzę, supranti, pastatėm ventiliatorius, nu dabar laukia 30 šepetys, karviai pasikasė, nu visą gerovę, laukia karštą karviai, suprantu, tegu tas ūras, bet jis maišus tvartė, ūras geras, supranti, karvutė guli. Dabar, reiškia, žemės ūkinis pasakau, kad reikia karvutės vesti į lauką ir jeigu tas lauką į karvutį įsigano, nustatytą tą laiką, reiškia, damokėsim pinigų.
Tai kaip nustatys? Kokiu velniu jūs tada mus varė į tuos tvartus? O kaip nustatys laiką, kiek gegužės 20? Reikia registruoti. Medalį už ką? Reikia registruoti. Ne, registruoji. Aš nežinau, ir sistemui registruoji ir jie žiūrėtų. Nesvarbu, kad ten užsnigs, bet turi išlaikyti tą karvę iki to laiko. Taip, jeigu tu neįvykdys reikalavimų, nemokės pinigų. Jo, tai šitoje vietoje atidarom duris ir karvutę pasirinka, kada jį patogu. Išėjau į gryną orą. Tai ta prasme, jeigu taip nori padaryti, tai turi prie ūkio bazės turėti daug pievos. Nuo savo žemės. Ferma turi pievoje. O jeigu tu ten esi... Vienkiemių tokių nedaug yra. Jeigu tu esi kažkokiu nustatytų vietoj, ten kelias upelis, tai ten turi visą tą bandą sukrauti į mašiną, išvežti ją. Mes vežiodom. Mes išveždom, suprantam, mes vieną dieną išvežam, visą dieną veži tuos gyvulius. Paskui jau, kai reikia suvežti tvartą, suveži. Tai baisūs darbai, aš sakau. Bet tai žiūrint, važiuojant per Lietuvą, matau ne vieną stambų pieno ūkį pakeliu į darbą į vieną pusę, į kitą pusę. Ir aš šiandieną, apart ekologinių ūkių, realiai net nematau, kad karvės ganytųsi pievose, nes yra sudėta šėrimo visa receptūra. Pašarai duodami maksimaliai atitinkantis karvės poreikius, kad tas priemilžis nekristų. Tai čia iš ekonominės pusės, žiūrint ūkio ekonominės pusės, tai jie visi investuoja tai, kad karvė duotų kuo daugiau iš kuo geresnės produkcijos. Ne? Dabar, kai ateina tokie norai reikalauti karvę išleisti į lauką pasiganyti 3 valandas per dieną, tarkim, tai visa ekonominė grandinė ir maisto grandinė, ypač dideliuose ūkiuose, mes nešnekam apie jau tos smulkesnius, bet ypač dideliuose ūkiuose, tai jinai ten subliūkšta, jinai griūna į šipulius realiai. Tai taip, kaip pavyzdžiui, dabar karštos dienos, tai tas gyvulys stovi prie vandens ir tik vėsinasi ir daugiau nieko neveikia. Jis turi valgyti tą prasme, kad tą pieną duotų ar tą, žinai, mėsą, žinai, nes būdavo, reiškia, kada įmame tyrimus, pas mūsų kiekvieną dieną įma tyrimus, ar ne? Ir paima tyrimą ir sako, pas tai vandens yra. Aš sakau, nėra vandens. Ir ten, reiškia, gyvulis ant tiek prigeria to vandens, suprantat, kad jį parodo pienę. Ir reikėdavo eiti aiškiai, suprantat, kaip tu dabar čia to vandens. O jisai, juk kas tada automatiškai, baltymų nėra, riebalų nėra, suprantat, nes gyvulis per dieną ir ant saulės kepa jisai. Aš suprantu, tų sprendimų primta, kam jie tokie nesuprantami, jie tiesiog nelogiški. Aš žmogus dabar stovėsi per dieną. Kaip jiems smagu, žinai, bus. Ir karvė, žinot, kaip padaro? Ką jūs padaro? Jūs kada karšas eina į vieną vietą, jūs ten šlapinasi, tuštinasi, išmindžioja, į tą juodą būna žemė ir nuo to žemės ateina vėsuma. Vėsuma ateina, ten ir vabalūginasi, ir jos stovi, jos neėda tą dieną. Jis kai kada jūs tik tai vakare pradeda vaikščioti, suprantate. Jau pradeda atvėsti, jūs pradeda vaikščioti. O visą dieną stovi prie vandens ir ten jau to vietų kitais metais žolės nėra. Nes didžiausia reiškia išminta. Tai šitoje vietoje net ir ta tokia ekonomika, jeigu irgi žiūrint, tai jinai energiją įkvoja vėsinimusi, ten vaikščiojimui, tripimui, ten vandens gėrimui, o ne maistui, kur jau ten tam tikram lygyje mes net, nežinau, šiandien turbūt smulkinį, kad kuo mažiau tos energijos sunaudotų ar ne viršinant. Tai šitoj daly irgi. Bet jeigu laukia ganosi gyvulys, tai mes tai automatiškai, aišku, tik tai turim vandenį atvežti. Bet man melžimas vyksta laukia ten kitaip, suprantat, tvarte vėl kitaip. Man partė ventiliatoriai eina, man daugiau būna, reiškia, srautų, viską. Man karvės, jeigu tai paimti laikant tvarte, per vasarą man brangiau išeina. Jau vien dabar, kai elektra pabrangu, tai vien kiek tai ventiliatoriai, jie sukasi ištisą parą. Visą ištisą parą. Skreperiai eina, reiškia, srutas reikia maišyties visur elektrą, ten dideli varikliai, su dideli pajėgumai, o tu laukė, supranti, perkėliai bandys ir eina ratai, supranti. Ten vėl kitai, bet laukė kas? Laukė jau nepadarai geros kokybės pieno. Jau tu turi čia irgi yra. Jo, tai va, čia jau taip ir taip. Negali pasakyti, kad vienas toks kažkoks tai laikymų būdas yra labai geras, o kitas yra labai blogas. Reikia prie visko, bet nereikia daryti to, kas suprantate, kad jeigu jau jūs ten praeimė tokį tą, kad tas karutes suvarom į tvartus, ar ne, statomi robotus, tai jūs nekiršykit, nedarykit, arba tai jeigu jūs norit, kad, suprantate, rytais mažą ūkį remia, kai jie sprėsiusi, bet tas mažas ūkis kartu bankrutuoja. Suprantate, aš suprantu, tie sprendimai nelogiški labai, suprantate.
Tai dabar kas gano, tegu gano jie, supranta, gal kitaip tuos pinigus tegu padalina. Ir vėl ten tas skirstimas, dideli, mažiukai, vidutiniai, supranta, pienas yra baltas, pienas yra vienodas. Karvė ta pati. Gali skirtis kaštai, pavyzdžiui, vieni šaldų, kiti nešaldų, supranti. O dabar, kai sako, logistika. Yeah. Tai iš manęs atvažiuoja pieną, paima iš Telšių, ne? Žemaitijos pienas. Bet jis paima pas Vygantą, pas Petrą, pas Marytę, jis pasidarys mažuotis ir važiuoja. Tai kokia čia logistika? Tai jūs tada rinkite ten, reiškia, Telšiuos ir nevažiuokit čia, atvažiuos Jurbarko pienį. Kur jūs čia važiuojat? Man ta logistika, jie negali manios kabinti. Aš juk nies neleidžiu vežtis iš manęs. Pas mane galėtų Jurbarks paimti, ar ne? Ne, bet Jurbarks važiuoja kažkur tai kitus, suprantate. Jurbarks važiuoja į Šakius ar į Kauną. Gal tą pačią Lenkiją ir Latviją? Nu, kas ten žino, bet jie veža pieną iš Latvijos. Čia suprantate, daug dalykų nesuprantamų dar yra. Aš dar norėjau vieną klausimą užklausti, kalbėjome apie gerovę. Ne? Nu, būna kartais susidaręs tas įspūdis, kad gyvūnas yra ten, ne, kaip jau vaikščiantis teikas vos ne, ar kažkas tokio. Koks iš tikrųjų ryšys pas jūs yra su gyvūnais? Kiek yra žibučių, margių, kokie vardai? Ar čia prauktas laikas? Jo, viską reikia, dabar matot kaip yra, dabar vaikai užaugo jau. Tai tų vardų dabar, tuos vardus pakeiti numerį. Mes dabar daugiau karvę žinom su numerių pabaiga, sakai, 21, 52, 90. Mes kada vaikai buvo mažesni, suprant, tom pačiom, tam apie 70 karvių mes turim, jūs turėjo visus vardus, ir dabar turi, bet jau mes. Yra tokios rankinės karvės, kaip, pavyzdžiui, mano dukra atvažiuos, būtent turi bobą. Yra tokia karvė boba. Jo, ir jinai vardas boba. Žalainai, bet ant tiek tokia raminai, jie apsikabina, žinai, ten būna, jie, žinai, pastumė, jie smagu, žinai, vėl ten prieina, ten, žinai, ryšys, sakau. Ir būtent va jos ateina ir kaip pienas, žinai, pamelžia. A čia bobos pienas? Jeigu bobos, tada išgers. Jeigu ne bobos. Aišku, ten jau tos bobos pienos atskiria nepamelžia. Bet ta boba, čia ventiliatorius mums yra dėjo, žinai. Sakau, hebra, sakau, jūsų jie gražiai, tai visą dieną tie vyrai, net 2 dienas dirba. Į 2 dienas ta karvė, reiškia, sėjų, su jais stovėjo prie kiekvienų, neverčiatų, jis stovi. Jis su jais bendravo ir dabar ta boba yra. Ateini, boba, ir ta boba ateina. Nu, sakau, ten, reikia, ir pas mūsų vakarys, kas ateini, pažiūrėjau, eini didelę fermą, ta karvė žmogaus laiko, aš ten sakau, jį ten šoka, bet ten laikos atstumo. Mano karvės visas gali glausti. Nu, viena kita gali. Jis visai kitai, veršiukai, ten viskas, suprantate. Nu, mažas ūkis, nu, aš nesu mažas, skaitau vidutinis ūkis. Tai yra viskas. Pavyzdžiui, man karvė viskas sušlubavo, ne? Nu, aš matau, kojytės skauda. Aš ją išvedu į gardelį. O kas tau išves karvę, kur 1000 karvių? Nu, tai pašlubavo, supranti, pažiūrėjau, sako, šitą reikia brokuoti. Vienas dalykas. Antras dalykas, supranti. Pas mane karvės būna 4-5 laktacijas. Ne? Jau dabar biskis sumažėjo, aš jau irgi žiūriu, suprantis, bet tai 4-5 laktacijas, ne? O dideliam ūkį, kur suprantam, kur melžia karvės, kur daug gyvulių yra. Tai jie, reiškia, karvė sumelžia karvę per 2 laktacijas. Jis duoda tiek miltų, tai karvė, kad viskas eina kepinis į skranės ir likviduoja lauką. Ir skaitų, praktiškai 3 metų karvės ir išvažiuoja 4. O čia jau mes išlaikom karvę ilgiau. Tai kur gerovė? Kas geriau prižiūri ir kur pienukas bus kitoks, supranti, kur su karvė bendrauja, viską, jeigu tai primata, ne? Viskas atiduoda į pieną. Ir muzika grūja, supranti. Tvarte visą laiką grūja radiją, supranti. Pas jūs tvarte radijas grūja? Jo, nu kas padėti, ir jau grūja, išjungi radiją, karvė žiūri. Ar čia žmonėm ar karvėm? Karvėm ir žmonėm, ir tu ką tu nori, supranti, aišku, aš simfonijų neleidžiu, bet ten kokį ten pūką ar ką nusatė, kur pastoja muzika, ir išjungi tą radiją, žinau, tos karvės pasižiūri. Kažką trūksta. Kažko tai trūksta. Čia irgi apie muziką, teko bendrauti su vienu irgi žemdirbiu nuo Šakių pusės. Jisai fermoje ten leisdavo liktai simfonijas kažkokias, ne? Ir priėmė naują žmogų dirbti į ūkį. Ir tas žmogelis palinksmino karvę su kažkokia agresyvesnė muzika. Kažką ten tokio šovė. Ateina šeimininkas sekančią dieną ir ten po kelių primilžys krito. Nėra pieno, kur dingo pienas. Įsiaiškino situaciją, kad buvo koncertas karvėm geras padarytas. Vakarėlis. Tai tos sustresavo. Tai man iš vienos pusės juokinga, bet iš kitos pusės tu supranti, ant kiek jautrus gyvūnas yra visiems
išorės dirgiklėm ir ant kiek jisai jautrus yra šeimininkų ir jo priežiūrai. Taip kaip ir nauja melžė, jis jos vengia, žiūri tą aikštelę. Jo, bijo, neina į aikštelę. Kad ir Kvapą užuodžia. vaikai mažiukai, vat, būna, kad ten kaip pasinėlių savaitgalį nuvažiuoja, visur, ir ten nori pabūti, ir ten, dabar jau pripratę, bet seniau būdavo, žinai, mato, žinai, ir žiūri, kas bus, ir neina, žinai, visas laikas, ten, paskui ir apsipranta, visas gerai, bet jie įsimena tą, kai sakai, šeimininką savo ir, va, ir visai būna, kai sakau, jie ten jau. Tai jūsų santykis su jūsų ūkio gyvūnais, galvijais yra tikrai artimas. Jūs juos gerbėt, jūs juos saugot ir jūs jais rūpinatės. Reikia, pavyzdžiui, veršiuką, kada parduodi kažkaip lengviau, nes mažiau prisirišę. Pavyzdžiui, dabar užauginu, aš karvutę, aš užauginu gimį, aš ją priėmiau, pats įsitraukiau, pats prižiūrėjau, pats ją girdžiau, užauginau. Ir užaugai viską, suprantant, telyčius ateinu, ten kitas spėrė, kiti tą daro, žinai, kol išmokini melš. Apsikabinu, pasako, išnekiu, suprantu. Ir paskui būna, tai sako, žmona sako, tu ten, sako, su jom biski, žinai, viską. Tai aš jeigu kur einu, tai žinau, kad jos paskui mane, tu kai atvedi, paskui jos apsipranta. Bet aš jeigu atsivedu te, kur melžim, reiškia, iš gardelį, kol tas pienas tinka duoti į pienį, paskui jau tu atvarai į bandą. Tai aš jau ją palaikau, ją biskį, suprantai, paspausiu, kur ką tai fiksavimo būdai, suprantai, kad tai pirmi melžimai. Tai jie ant tiek pripranta prie žmogaus, suprantai. Ir aš jau sukalbu jinai, suprantai, ir iš karto jį mane seka. Ir, pavyzdžiui, kai dar reikia vagylių parduoti, tai iš tikrųjų man, žinau, širdis skauda. Aš nežinau, kaip reikės bandyti išnaikyti, ją reikės kažkada vis tiek ateis tas laikas, bus skaudu, žinau. Tai su buliukais irgi tas paskaityk, jie 2 metus augai, nuo mažens, tai sakau, miltus dalini, jie da kai tą tokį žindimo instinktą turi, tai sūnus moties ateina, tai ranką tiek vos nesukeša, putus eina tam veršiuko, jis toks laimingas, žinai, kad tą ranką, žinai, ką. Šitos bairius aš irgi prisimenu. Ir jie užauga, žinai, ir jie ateina rankiniai, nori pasikasti, tai paskui ateina tas momentas, kad, kiek tu jau ginsi. Ir atvažiuoja pardavėjai, tą supirkėją atvažiuoja vedęs, tai veršiukas, suprantai, jis eina kai rankinis, sako, todėl, kad jų niekas nemuša. Net, pavyzdžiui, dideliai fermai, taip, iš toli. Bulis 700 kg sveria, ten, žinai, virvutė ant kaklo. Ant kaklo virvutė, atrodo, jis tave kaip, kiek tu ten, 180 kg, jis tave kaip mestų per šoną ir viskas. Eina kaip, įsiveda į tą furgoną. Jo, ir mes, pavyzdžiui, aš pasakiau, supranti, ir vyrai, kai ateina, kad ten, supranti, kad jau ką dirba. Gyvulių mušti negalima. Gali apšau, gali, ką ten yra pliauškiais, tokio, supranti, plasmasinis, tai pliauškiai, per nugarą gali pliaušti, bet tai ten neskausma, tik tai tiek, kad gyvulių paragį, supranti. Bet tai nuo to jie nestresuoja, nebėgioja, supranti, nieko. Taip, iš tikrųjų, labai žiūrim į gyvulius, į sveikatingumą, įperkam, ir šeriam, darom, purškiam, ten viską, aišku, viskas leisnės dalykas, nes pieną visi netą supurkščiau. O dar, kalbant irgi gerovę, sakykime, technologijos irgi, kaip minėjom, ar ne, tai, sakykime, racionas. Ar patys kažkaip darot racioną, ar kažkur kreipiatės kokius? Jo, dabar žiūrėkit, jeigu dideliuose ūkiuose yra selekcininkai, zootechnikai, kurie daro racionus, ar ne, ten darė taip, skirstų grupės, ten, pavyzdžiui, karvės, reiškiasi, pirmų periodų melžimų, paskui antrą, paskui ten užtūgus. Tai yra didelis ūkis, taip ir turi būti, supranti, kada pas mūsų ūkis mes tų grupių negalim daryti. Tai aš tai taip manau, supranti, aš miltų duodu tiek, kiek duodu, supranti, jau ten stengiuosi paduotom, kur šviežiapinės jom daugiau, kur ten užtrukusios mažiau gauna. Ir pašarą tada duodu, bet aš taip sakau, visą laiką pas gyvulį turi būti pašaro. Visą laiką, jis turi ėsti tiek, kiek nori, supranti. Ir gerų pašarų, neskausų priegų. Tai o tai taip ir yra, didelėse fermose kitaip, suprantate. Suprantate, čia yra daugiau natūraliai. Ta prasme vis tiek, žinai, kaip renkiesi sėtinės pievas, naujas, ne kokias senas, ten liucernus, ten svidriai su sokiausiu. Ne, tai pašarų paruošimas. Taip, nes, kur tą pašarą senos kolkozo pievos, ten pienių lapus ir kokią seną šunažulę ir kur tą maistingas, kokiai dabar šiandien pradalgiais tokiu dydžiu. Nėra tokių buvę, pašaras geras, kvepia, tai ten dabar susifermentuos per mėnesį laiko, baigsim senus praeitų metų pašarus, automatiškai jo šviežių uždavus jau visai kits ir pienas. Prieš 3 dienas, pabaigim, praktiškai 1 parą pjovim, vis tiek darbininkas dirba, bet aš vis tiek turiu būti lauksiu, supranti, kad padarė ką. Tai va, ir paskui 1 parą, tai jau dirbom tada visi ir Dūdas iš darbo atsiprašė, 1 tą dieną, suprantai, vežėm silosavom. Tai va, tai buvo, tai jau 2 paros, ir paskui 3 parą dengim silosų krūvą, suprantu, trančiai uždeng. Tai, bet tai šiemet tiek žaulės,
kad mes iš pirmų žaulės tiek pridarėm, reiškia, visko, kad jeigu žiūrint, lyginant su praeitais metais atolas sudėjus dar tiek nebuvo. Bet išgyvenom, reiškia, visą laiką biskutį turim, aš visą laiką skaičiuoju. Nepridarau tiek, kad paskui reikėtų išmest, bet padarai tiek, kad biskutį būtų dar, žinai, su rezervu. Su rezervuku tokiu, žinai, supranti, kad išeri ir nereikia galvo, kada pasibaigs. Mes turbūt, nežinau, iki ryto nebaigtume kalbėti. Aš jums sakiau, tą tikriau, tai čia mes galim... Ne todėl, kad jūs daug šnekat. Todėl, kad man asmeniškai, turbūt, kolegai, irgi yra labai įdomu. Mes vis tiek esam tokie, turbūt, labiau nuo asfalto kilę, jūs arčiau gamtos, arčiau gyvulio esantys žmonės ir tikrai yra įdomu apie tai diskutuoti. Ačiū, kad dalinate savo patirtim. Tikrai daug įdomių dalykų išgirdome. Aš tik tai palinkėti norėčiau jum kantrybės ir stiprybės. Meilės, matau, jūs gyvuliam turite pakankamai daug. Tai man smagu susitikti su jumis ir išgirsti iš jūsų tokį gerą pozityvą. O kas nepriklauso nuo jūsų ir ko negalite kontroliuoti, tai dėl to labai stipriai nereikia nervuotis, bet tą meilę ir kantrybę išlaikyti palinkėsiu. Tai ačiū, kad apsilankėte, atvykot, pasidalinote. Tu gal kažką dar nori pridurti nuo savęs? Šiaip norėjau sakyti, kad optimizmo žiūrint ir į ateitį kažkiek gal pasitaisysime ar ne visur, kur 23 metai, kaip minėjot, irgi išdirbot, galima dar kažkiek ir dar... Bisne, tai sveikatos viskas tvarko, užtenka, bet jau biski nori poilsio. Biski kitokio, nori, neseniai buvau išvažiavęs į Maroką, ir vėl norėčiau išvažiuoti, suprantu, tiesiog visai kitai, bet važiavau vėl su kolegom iš visos Lietuvos, su Lidgenų įmonė ten važiavom, suprantu, tai reiškia iš visos Lietuvos pienininkai. Tai taip, žinai, toks geras kolektyvas, o ten visko sužinai, ten kokį buliuką, kažką naudo, kažką daro, tai va, kitas dalykas. Tai va, aš irgi tada ačiū, kad pakvietėt, labai buvo smagu pakalbėti, niekada taip gaunas, ko gero pirmą kartą taip jau pakalbėti. Ir jeigu kada norėtume susukti ūkį su tokiam visom, reiškia, tai mes irgi galim kai ką įparodyti, galbūt jo. Ir tiesiog gal, čia dabar toks pašnekesys išėjo, ar ne, toksai sausesnis mieste, o gal viskai, aš vienu žodžiu pajuokausiu, o gal pabūnam su toje pačia aparatūra, čia mačiau vieną diplomatą atsinešė, kaime kokie pusvalandukui, būtų labai gerą žiūrėtėlį, pirmoji lietuviai pravažiuoti, pasižiūrėti, susiplanuotų, mes jau ten jums irgi parodyti turėsim, aš manau. Tai va, tikrai ūkis gražus, aš guminių batų nereikės, aš šlapę, alyją, sningą tikrai. Gali būti ir guminiai batai. Tai va, ne, suprantat, kas yra blogiausia, kada veža į ūkius, tikrai pas mane atvažiuoja ir Seimo narių, ir ten ir ministrų, visokiausių, viską pravažiuoja. Bet aš sakau, visą laiką reikia nuvežti ne ten, kur gražu, reikia vežti ten, kur daug visokių mėšlų. Suprantat, ten reikia pažiūrėti tikrovę, ten yra natūralu, tai yra tikrovė ir yra tokių ūkių. Daug. Čia atvažiuoja, sako, čia viskas gerai gyvena. Gerai gyvena, todėl mes ir dirbam, kad gerai gyventume, suprantate. Kodėl mes turim augalininkystę, todėl, kad jis papildo karvutes. O kodėl turim karvutes, todėl, kad ta augalininkystė, kad karvutes, jo, viens kitą papildo. Trašą gauni iš gyvulininkystės. Jo, tai čia, žinai, kai sakyti, aš taip iš tikrųjų taip ir turėtų būti. Negali būti vien tik gyvulininkystė ir vien tik augalininkystė. Lengviau. Yra iš vienos pusės, kai sakyti, piniginė prasme. Vieni metai prastesni čia, kiti metai prastesni stabilumas, lengviau išlaikyti. Bet darbų daugiau yra gyvulininkystė. Tai šito vietą. Smagu šnekėti, man atrodo, mes turėtume apsilankyti tam ūkį, pasižiūrėti, galbūt rasti papildomų temų ar pratęsti diskusiją mūsų apie žemdirbių pasirinkimus ir ne tik. Tai ačiū, kad apsilankėt, o apie apsilankymą ūkyje mes pagalvosime. O tie, kas žiūrės, gal tokie nematė daug karvių arba nebuvę kaime ir nežino, kaip jos yra melžiamas, kreipkitės, mes kontaktus duosite, susiderinsit ir gal naktį kokią praleisite prie mūkiančios karvės ar jaučio. O gal ir Boba ateis aplankyti. Gal Boba ateis, palapinė, supranta, pienukas garantuotas. Reiškia, šviežias iš karvutės pamelžas šiltas. Jo, gerai. Ačiū. Ačiū.